I've been on the grind, this my prime. Huh, let me tell them one time. I've been on the grind, and this my prime. Žiūrėk, nuo garažo užtrukom 20 minučių, kol davažiavom per kamščius. Dabar čia dar užtruksiu parduotuvėje kokį pusvalandį, nu gal mažiau biškelį 20. Atgal, kol grįšim, jau valandos nėra. Kol įsipakuosim, įsikrausim, susidėliosim, tai taip tas laikas ir bėga labai greitai. Ok, varau. Gotta move real careful, we coming surveying the place. I touch down in your city, that's a rival. Y'all got one thing on your mind, it's survival. But if you wanna take a shot at the title, call the medic, we checking your vitals. Tai va, pasiėmėm žibintus, vadinama lupa, oro nukreipėja. Variklio apsauga, grotelės, laikiklį. Važiuojam. Garažą. Daug klausinėjo žmonių ir privačiai, ir ten komentarą mačiau po video, kad kaip aš renkuosi mašinas iš Amerikos, kodėl, kas ir kaip. Tai gal norėčiau dabar šiek tiek papasakot, kai būsim, važiuojam detalių pasiėmę į garažą ir norėčiau šiek tiek papasakoti gal netgi su pavyzdžiais, kai dabar vieną turiu nupirktą, atvirai sakant, tai yra ne mano mašina, ten žmogaus iš Vokietijos, kuris paprašė nupirkti Challengerį ir jį padaryti, tai ir brangiai. Aš jo jį atkalbinėjau, sakau, tau už tokią kainą tikrai galbūt nereikia tos mašinos, nes visko būna, ne, jisai sako, man atrodo, jinai mažai mušta, viskas čia okei, okei, sakau, klientas, kaip čia tas posakys yra, ne, klientas visą laiką teisus, tai nori, gerai, nors aš jį bandžiau atkalbėti ir panašiai. Tai va, yra du variantai, tas pats motoras, kilometražas plius minus tas pats, komplektacija, sakykime, mano šiek tiek prastesnė Challengerio ir panašiai, tai situacija yra tokia, kad mano Challengeris yra nupirktas už 1950 aukcione, čia aukciono kaina, kalbu be pristatymo, be nieko, o kitas yra irgi juodas už 9000, jei neklystu, $200, irgi nupirktas aukcione. Tai, kai jis atvažiavo, tai mano tas nupirktas už 1900 geriau atrodo nei tas už 9000. Nuvažiuosim į vietą, šiek tiek papasakosiu ir parodysiu, kodėl ir kaip aš renkuosi automobilius. Prieš tai dar noriu pasakyti, kad tai yra tik tai mano nuomonė ir mano patirtis. Tai galbūt yra kažkam pasiseka ir panašiai, ko tikrai neatmetu ir nesiginčiu, kad yra ir su mažu mušimu galima nupirkti ir panašiai. Bet, ką aš noriu pasakyti, tai tas automobilis, kuris yra mano nupirktas už 1950, lyginant su tuo už 9000, jie būdo aplinkui vis tiek reikės dažyti, kadangi yra pabraižymai ir panašiai. Ko nesimatė aukcione to brangesnio Challengerio, tai visas galinis sparnas peršpakliuotas, nors ir žiūrėjau pagal numerį, tikrinausi, niekur nebuvo kažkokių tai įrašų, kad turėjo ankstesnės įvykius. Tai, ką aš noriu pasakyti, aš turiu tarpą 7000 tarpą, aš jau nekalbu, kad ir muitas gerokai brangiau kainavo tam brangesniam automobiliu ir panašiai. Tai aš turiu labai didelį tarpą jam remontuoti, tai reiškia, man neskauda širdis, kad reikia papildomai kažką tai nupirkti, neskauda širdis, jeigu reikia kažką tai padažyti. O skirtumas buvo ir yra remonto, tai yra tiek, kad man reikėjo išiminėti motoras ir vieną detalę, net ne visą ketvirtį, o vieną detalę, tai vadinamą stakaną, sakykime tai, pakeisti. Tai, gerai, paskaičiuojam, pakeitimas, padažymas tos detalės ir variklio išėmimas, gerai, tebūnė 1500, ne? Bet aš dar turiu kokį rezervą, o reiškia, tiek ta aplinkui dažusi. Gerai, pas mane panelė buvo šovus ir nėra odos, ne? Tai oda persiūt salonas ten apie 700 kainuoja padaryti, bet aš turiu jau Alcantarą. Ką noriu pasakyti, kad aš galiu saloną persiūt kaip noriu, ką noriu ir pas mane jisai kaip nuos. Anas jisai jau patrintas vis tiek. Kitas dalykas yra panelė. Gerai, panelė su airbagų
350 eurų, ne, aš turiu panelę ir viskas. O šitam už 9000 nupirktam automobiliui, tai jau kiekvienas, va tas, va toksai, o jam reikės keisti galinį sparną, nes jisai prišpakliuotas ten nesveikai, po avarijos turbūt ten jie tiesiog netiesino, tiesiog, aš kaip vadinu, molio užtepė ir viskas tuo pasakyta. Todėl aš niekada nebijau pirkti labiau daužtų automobilių, už mažesnę kainą. Nepavyko iš pirmo, pavyks iš antro, nepavyko iš antro, iš trečio, iš ketvirto, tikrai pavyks nupirkti už geresnę kainą, kad aš turėčiau tą vadinamą buferį kitos normalios jau kainos. Nes dabar tas už 9000, žinoma, tas žmogus neapsidžiaugia, kai jam nusiunčiau nuotraukas, kaip jinai atrodo ir panašiai. Bet čia yra grynas pavyzdys, kodėl neperku biškį mušto automobilio, todėl kad vis tiek atvažiuoja pabraižyta, vis tiek aš kai esu buvęs tuose Amerikoje kopartuose, kaip jas ten vežioja su tom mašinom, kaip jas krauna, kaip su jom elgiasi. Nu, ten, kad jos atvažiuos nepabraižytais bamperiais ar neužkliudytom durim ar dar kažkas, tai, nu, neįmanoma. Būna, okei, būna, pasiseka, nieko nesakau, taip, bet tai yra, nežinau, 10% iš 100 vis tiek bus, sakykime, 10% gali būti nepabraižytų, ten sėkmingai atvykusių ir panašiai, nes tai yra, nu, įvertinkit kitą dalyką, kad tai yra daug krovos darbų, tai reiškia, vienas dalykas, jas pasikrauna aukcione, atveža iš aukciono į uostą. Nusikrauna, tada vėl paima, jas krauna į konteinerį, tada jos atvažiuoja į Klaipėdą, Klaipėdą iškrauna iš konteinerio, tada tralas, kuris veža jau į vietą, vėl jas krauna, tai ten tie darbai vyksta greitai ir panašiai, tai kad kažkur tai kažkas tai neįsibrauks ar neįsibrėž, tai yra, nu, labai maža tikimybė, tai vat, dėl to perkant ten automobilį, įsivertinti ir tai reikia, kad gali atsirasti kažkokių tai pabraižymų, o to visoje grandinėlėje surasti kažkurį tai žmogų kaltą, kuris ten įbrėžia ar kažką, tai nu, neįmanoma. Ir nesužiūrėsi tiesiog to viso dalyko. Tai va, tai dabar atvažiavom į garažą, nueisim, parodysiu pavyzdžius su mašina, kokios būklės yra nupirkta už 1950 aukcione plus pristatymas ir už 9200 plus pristatymas. Ir mes pamatysim, kad realiai už 1950 apsimokiau buvo, gerokai apsimokiau buvo pirkti automobilis negu tas už 9000. Tai čia va, tą ir noriu pasakyti, kad nereikia labai bijoti didelių mušimų. Tai va šitas Challengeris yra nupirktas už 1950, man atrodo, aukciono dolerių. Tai reiškia, aš jam pakeičiau šitą dalį, iešmasas vadinamas, jisai geras buvo, pakeičiau pakabą, sudėjau, pasitiesino čia ir iš principo, nu, oro pagalvės, panelės, vairo, nu, tai čia standartas, lubos nešovusios, o dažysis tai realiai visas, vis pilnutėlis, tai šį čia reikia dažyti. Šį čia reikia dažyti, galinį, nu, pabraukytą ir ana pusė irgi reikia dažyti. Tai va, tai visa aplinkų pas mus jinai dažosi, dabar gaunasi taip, priekis radiatoriai keičiasi, ne? Balkės, žibintai, televizorius, bamperis, kapotas, nu, viskas, žodžiu, keičiasi, ne? Tai va, tai jinai yra, pasikartosiu dar sykį, nupirkta už $1950. Dabar einam pasižiūrėsim, į lauką stovi už 9000 nupirkta mašina. Va, už 9000 nupirkta mašina, ne? Tai, žiūrim. Nu, kad murzina, tai čia nieko tokio, bet televizoriui viskas.
Vienintelis, kas nesikeičia, tai va šita va detalė. Ane? Tai lieka gera. Toliau einam. Žiūrint į čia, difuzorius sutrūkęs, sulaužytas, vadinasi keičiam. Radiatorius čia išplėštas. Tai, nežinau, reikia patikrinti, gal geras, gal ne. Antifrizo tai yra, tai reiškia aušinimo gerai. Ok, mes laimim, kad yra radiatoriai, tebūnie, viskas gerai. Tai kapotas, viskas, durys vienas. Šitą surprizą nugramdžiau pats. Tai vat apie tai ir kalbėjau, kuris buvo sušpakliuotas, padarytas, jisai aukciono nuotraukose nesimatė visiškai jo. Buvo gražu, tik tai atvažiavus pasimatė va tokie va trukimai, kaip šitas. Ir va čia. Ir matau, kad visas šonas buvo sudaužytas. Ratų nėra nei ten, nei čia. Ok. Visa aplinkui praktiškai dažosi, nes viskas pabraižyta. Ten bamperis irgi išėjęs iš vietos. Šonas. Va, neįsivaizduoju, kokiu būdu, ką čia jie bandė išlupti, išplėšti ar kažkas tai atlenkta, reiškia, durys tvarkosi, čia neaišku, čia tiesinasi, vėlgi, visa mašina aplinkui dažosi, belieka, kas pas mus, salonas. Ok, pliusą turim, kad nešovė oro pagalvės. Tai vienintelis, aš šitoje mašinoje matau vienintelį pliusą, tai tik tai, kad nešovusios oro pagalvės. Tai skirtumas yra $7,000. O iš principo darbai, jeigu pavadinkim sparno vieno nepirkti, tai čia jau ne kažkoksai tai pliusas. Tai aš manau, balkis šitas irgi sulenktas, čia sulenkta, bet tas ir mažas mušimas, nuotraukas iš tikrųjų atrodė, kad labai mažas mušimas, bet aš kaip sakau, nereikia bijoti didesnių mušimų, nes iš principo vis tiek tu perki visas tas pačias detalės reikia keisti ir visą aplinkui dažyti, taip kad mano asmeniškai nuomonė, tai aš į tuos mažai muštus tai nežiūriu, o žiūriu į labiau muštus, kur nebūtų gaila remontuoti. Pradedam surinkinėti, juokauju, nesąmonės pasakiau. Gerai, nusėmėm bamperį, reikia susidėti parktronikai, laidų pinę, susimetam, uždedam, susireguliuojam. Noriu šiandien pabaigti galą, pasibaigi galą, viską sudedu, palieku tik tai, kad posparnius, kadangi mašiną pasikelsim, ir eisiu į priekį. Priekį visą susirinko. Realiai tai kaip ir nedaug reikia, bet kaip ir iš kitos pusės gan nemažai dar visokių, nes daugiausia visame, kame surinkime šitų mašinų, tai ta diduma, žinai, kai uždedi sparnus, kapotą, ten tą, atrodo, viskas jau įgauna. Ir po to labai daug žaidimų atima visi smulkmenos tos visos, tai reiškia, bamperį, kol ten visą surinksi, susidėsi, ten tas anas, kad tarpai visi susivestų, susivažiuotų, tai gal aš daug labai nepasakosiu, nes jau matėt, kaip viskas vyksta, aš einu geriau dirbti, sutvarkau, sudedu, padarom ir važiuojam į testuotą. Galinis bamperis pakankamai labai paprastai susideda. Net nepakankamai, labai paprastai. Nėra kažko ypatingai čia. Daug nėra. Ant naujo bamperio nebūna šitų laikiklių. Tai gerai, kad yra dar senas bamperis. Čia jie prisitvirtina. Galia parodysiu paskiau, bet nežinau, kur jų nupirkti yra. Tiesą sakant, labai atidžiai neieškojau, nes nelabai dažnai prireikia, bet kai dabar prireikia, tai gerai, kad dar turėjo seną bamperį, tai nuo jo nusijėmiau ir nesulaužyti, tai reikia perknėdinti, nes čia prisisuka jisai prie bamperio laikiklio ir tvirtinasi dangtelis prie jo uždengia, apdailos dangtelis. Tai jį reikia priknėdyti ir palauk, man atrodo jau viskas, atšvaitus sudėsim vėliau, čia nereikia dabar stengtis, tą uždėjom, laidynas yra, šitą uždėjom, viskas, jo, bamperį dedam jau į galą.
city is voice and I mean woes. It's flatbeds for the checks, that's a bank rolls. I've been killing it, I'm guilty, case closed. Yeah, y'all are too basic, my reputation. Kodėl aš žibintų nenuėmiau? Kol nebuvo plastiko, žibintai netrukdė. Dabar iš jūsų pusių trukdys man, tai aišku. All you gotta do is say when. In my eyes when I rise, I visualize I ain't ever taking a break, you taking 5. Even if I ain't got it, know that I make the time on my next move by the time that the ink will dry. Let me tell them one time, I've been on the grind, this is my prime. Pakankamai lengvai. Įsirenka. Viskas good, čia good. Good, 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 good. That's good. Šitas yra paukšt. Let me tell them one time, I've been on the grind, feeling real good, yeah, all in my prime, it's about that time, say your goodbyes, cause ain't no match for the way that I... Nežinau, kodėl ant raudono sugalvau šitų plastikų nedažyti. Juos atnaujinsim, sutvarkysim, bet ant visų mašinų tai dažau juodai. Sugalvau nedažyti gal, kad nebūtų per daug blizgu. Pasižiūrėsim, gal ir klaidą padariau, bet manau, kad bus viskas gražu ir taip matinis, jeigu gražiai. Nu, man, nėra ir linkimo šito, kaip čia buvo. Išlinkęs viskas va gražu. Tvarkingai sueina, plastikas atsinaujins. Čia irgi viskas gražiai sueina. Tai kaip ir viskas gerai. Žibinto, kaip sakiau, nedėsim. Tarpai gerai. Viskas, okei, rangalį reikia uždėti. Aš žinau, su galiniu bumperiu tai kaip ir viskas iki šonų dabar susuksiu. Bet ten tik tai po vieną varžtelį sukasi, nes ir iš apačios 2. Tai nežinau, kaip pasikelsiu, pabaigsiu, nes ratus nuimsiu ir ten susisuksiu. Tai iš principo bumperis ant tiek lengvai va tam challengerį ir susideda, kad va paukšt visas ant laikiklių. Ten 3 fiksatoriai, čia prisisuka tai pusiai ir 2 iš apačios, jo, 2 iš apačios varžtai. Viskas, bumperis stovi. Po to prie jo kniedijasi ten šitie posparnis prisikniedija ir viskas. Tai su galiniu bumperiu mažiausia čia problemų yra. Einam į priekį, nes į galą tai reikės mums pasikėlus ten pasibaigt, bus paprasčiau, aišku, galiu palysti dabar, bet kai dar 10 kartų kilnosiu tą mašiną, tai neverta. Gerai. We mile high, the gate closed. Same city is voice and I mean woes. It's flatbeds for the checks, that's a bank rolls. I've been killing it, I'm guilty, case closed. Yeah, y'all are too basic, my reputation, borderline amazing. Good things coming, they just need a little patience. Ready for whatever, all you gotta do is say when. In my eyes when I rise, I visualize I ain't ever taking a break, you taking 5. Even if I ain't got it, know that I make the time on my next move by the time that the ink will dry. Let me tell them one time, I've been on the grind, this is my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind, and this is my prime. Let me tell them one time. Set them all in my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind, feeling real good, yeah, all in my prime. It's about that time, say your goodbyes, cause ain't no match for the way that I grind, yeah, I'm all in my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind, this is my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind, and this is my prime. Yeah, I'm sorry for the wait, didn't think I'd come up, y'all just need a little faith. I've been patient, just waiting on the river with an ace. Gotta move real careful, we coming surveying the place. I touch down in your city, that's a rival. Y'all got one thing on your mind, it's survival. But if you wanna take a shot at the title, call the medic, we checking your vitals. Let me tell them one time, I've been on the grind, this is my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind, and this is my prime. Let me tell them one time. Pradėjau klijuoti whiteboardį, suklijavau 3 arkutės. Tai ką norėčiau papasakot, šiek tiek tai nėra taip paprastai, kad jie paėmė, pam uždėjai ir viskas gerai laikosi. Tai ten, kai būna su dvipusė lipnė juosta, originaliai atseit, kad pridedi ir viskas ten laikysis. Ne, nesilaikys. Galbūt tai akimirkai laikysis, bet išvažiuosi ir viskas drėgmė ir panašiai. Tai reikia klijuoti stiklo klijais, o kadangi jis nėra labai tobulas ir lygus, tai aš naudoju klijus, per visą perimetrą klijuoju
Šitą juostelę irgi gruntuoju arkutę, klijuoju tą plastiką juodą šitą. Tada visą pridedu ir sutvirtinu nakčiai lipniom juostom. Tai vienas iš tų niuansų, kad šitas variantas yra pakankamai geros kokybės, ką galiu pasakyti, tai net tiek daug reikėjo, buvo tokių atvejų, kai visą mašiną lipnią juostą išklijuoti reikia. Galas irgi tas pats, viskas irgi klijuojasi, čia klijais visur per perimetrą, nes kitaip tai be šansų, kad laikytų. Ir šita pusė tas pats. Viskas užsiklijavo. Čia tai iš vis nedaug labai reikėjo tos lipnios juostos. Tai viskas gavosi gerai. Liko dar mums priekinis sparnas. Gotta move real careful, we coming surveying the place. I touch down in your city, that's a rival. Y'all got one thing on your mind, it's survival. But if you wanna take a shot at the title, call the medic, we checking your vitals. Let me tell them one time, I've been on the grind, this is my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind, and this is my prime. Let me tell them one time, said I'm all in my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind, feeling real good, yeah, all in my prime. It's about that time, say your goodbyes, cause ain't no match for the way that I grind, yeah, I'm all in my prime. Prime time, we mile high, the gate closed, same city as Royce and I mean Rose. It's flat bets for the checks, that's a bank rolls. I've been killing it, I'm guilty, case closed. Yeah, y'all are too basic, my reputation, borderline amazing. Good things coming, they just need a little patience. Ready for whatever, all you gotta do is say when. In my eyes, when I rise, I visualize. I ain't never taking a break, you taking 5. Even if I ain't got it, know that I'll make the time. On my next move, by the time that the ink will dry. Let me tell them one time, I've been on the grind, this is my prime. Let me tell them one time. Baigiau beveik klijuoti whitebody, daug labai nepavyko nufilmuoti, parodysiu su kita mašina, kaip buvo, kaip nuosekliai viskas klijuojasi darosi. Realiai mums liko dabar čia tik tai užklijuoti, ant slenkščiukų uždėti galiukai tokie ir su šituo kaip ir bus baigta, belieka mums tik tai susieuropinti, susidėti variklio apsaugas. Kas dar? Daugiau kaip ir viskas, ne? Nu, biškį ten paprogramuojam ir viskas, galėsim važiuoti test drive daryti. Ai, skambino dar stiklininkai, atvažiuoja stiklo įklijuoti priekinio, tai pakeis dar priekinį stiklą ir viskas, ir galim jau... I'ma get it, you know I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, it's all hard, ain't no fear here. You ain't giving this at all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that hurts, but it's checkmate, we ain't selling short, know the work. Ain't nowhere to hide, you ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, man, we coming for them bags that they said I couldn't have, get the team. I got a vision for the things you ain't believe. Here's the motto, hard work, this over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run last. Įtariu, buvo klausimų pas daug ką žiūrint, ne, o kam stiklą keisti, jeigu jisai geras? Ne, negeras buvo. Buvo pabrėžytas visas taškiukai, visokios įdaužos, tai nutariau pakeisti. Turėjau šį, tai kai turėjau, tai tiesiog atvažiavo, pakeitė. Ir dar vienas pliusas, tai kai jie keičia stiklą išvalo ir iš vidaus, ko nekenčiu daryti, iš vidaus valyti priekinio, ypač stiklo, man visą laiką kažkokios hologramos gaunasi, tai vien dėl to apsimokėjo pakeisti stiklą, kad nereikės jo valyti. Juokauju, aišku. Gerai, važiuojam, pabaigiam ir išriedam jau dienų minučių klausimas į gatvę.
get it, you know I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, it's all hard, ain't no fear here. You ain't giving this to all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Checks big and I'm sure that hurts, but it's checkmate, we ain't selling short, know the work. Ain't nowhere to hide, you ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, man, we coming for them bags that they said I couldn't have, get the team. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto, hard work, this over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run laps. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, I'm on the way. On the way. Nu ką, mūsų raudona braškė jau baigta. Visos apsaugos, viskas sudėta, sukrauta. Uždėjau naujus ratukus. Šiandien automobilis važiuoja į ratų suvedimą. Ir jeigu po ratų suvedimo viskas yra tvarkoj, tai darom test drive'ą, pasivažinėjom. Jeigu tada viskas tvarkoj, niekas neišlenda jokių papildomų kliučių, burnautas, saulutės, išsiplaunam ir į Vokietiją važiuojam. Tai su šiuo automobiliu tiek, laukiam kito projekto, kurį netrukus turi šiandien atvežti, tai pabandysim pasižiūrėti, kas ten per projektą. All hard, ain't no fear here. You ain't giving this to all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Šiai serijai tiek. Naujose serijose pamatysim naują mano projektą, kurį šiandien man parvežė. RAM. Ardysim, griausim, žiūrėsim, kiek pažeidimų yra, kokie pažeidimai, kaip ir kas. Bandysim jį prikelinėti ir žiūrėt. Šiaip iš pirmo žvilgsnio geras variantas. Jeigu jums patiko mano turinys, ką aš darau, nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti mano kanalą ir iki greito.